Labai fainą RX dar pamačiau eidamas aikštelėje, tai yra 23 metų RX 350. Nuvažiavęs tik tai netoli 20 000 mylių su pažeidimu į galinę dalį, bet aš parodysiu ją vėliau. Loto numeriukas, draudimas parduoda, gruodžio 4 aukcionas. Dabartinis statymas už automobilį yra pastatyta apie $17 000, bet aš to apeisiu parodysiu ir pamatysit, kad jo pažeidimai tikrai yra tokie, kaip sakant, protingi ir logiški. Tai vat juodas salonas, gražus, rekarinės sėdynės, visur televizoriai jau dideliai eina, juodos lubos, liukas, lubas medžiaga aptrauktas, gražiai atrodo. Primena Alcantarą, bet čia ne Alcantara, jinai kūrėsi ir važiuoja. Pabandom užsivesti. Varikliukas užsikarė be problemų. Truputėlį karkė, bet greičiausiai bus kažkur pramuštas išmetimas. Variklis dirba gražiai, nieks netrūkčia, po šalinių garsų jokių nėra. Jo, nauji Lexusai labai gražus, iš tikrųjų, nežinau kaip jums, bet man jie labai patinka, jie turi savo vertę, žinot, juos labai daug kas mėgsta, jie labai patikimi, ekonomiški, gerai važiuoja, gali ir tampyti kokį trailerį, jetskį užsidėti, labai fainos mašinos, svarbiausia, kad patikimos. Pažeidimas yra šioks toks. Kaip matot, galas, bamperis mažiau sukištas į galą, bet šiek tiek kliuvęs ir per kėbulą, bet čia visai nedaug, kaip matot, viskas yra čia sveika, dangtis šiek tiek pažeistas, bet tvarkomas tikrai tas pats, nėra lempų, bet to įlysim į bagažinę, pasižiūrėsim, kas ten yra sudėta. Pirmą noriu parodyti jums kėbulą. Kaip matot, kėbulas yra labai tvarkingas iš visų pusių, neskaitant tik tai galinės dalies, kur yra pažeidimas. Labai gražios gratelės tų naujų RX-ų. Labai gražiai, brutaliai atrodo. Gražus diskiukai. Taip, einam į galą. Bandom pažiūrėti, kas čia yra sukrauta. Kaip matot, sukrauta yra labai daug ir aš čia tikrai nelabai galėsiu knystis. Matau, ir lempas yra, ir bamperiai, ir balkiai prikrauti. Ta prasme, čia kolonėlės. Čia nuardyta yra. Vienu žodžiu, nemažai visko yra, bet negaliu čia knisti, žiūrėti, žinokit, nes lempa yra, aš po to pasižiūrėsiu, ar sveika.